Sveiki, brangiai. Tai kadangi biškutė jau taip susiklostė, kad galiu daugiau dvasingumo srityje padirbėti, tai aš biškutė studijuoju knygą Šrimad Bhagavatam, vedu šventraščius ir čia labai daug visko yra parašyta, gerų dalykų. Ir dabar čia esu vienos knygos pusėj. Ir, žodžiu, toksai čia Narados nurodymai Vasudevai, 14 tekstas. Aš neskaitysiu tenais tos sanskrito kalbos, nes pakankamai čia sudėtinga yra ir liežuvis taip laužas, kad šakės. Bet paskaitysiu išverstą ir komentarą. Čia labai įdomi idėja, mintis yra pasakyta, labai aiškiai. Tas, kas eina dvasiniu keliu, kas jau taip rimtai eina, kas jau yra dvasinio kelio viršūnėse ir visa kita. Žodžiu, čia yra pakankamai svarbu, nes ypatingai man kaip moteriai, nes labai susilaukiu didelio puolimo iš įvairių konfesijų. Ir tokio, kaip čia, net per prievartą, sakyčiau, tokio, kaip čia, ne užverbavimo, bet per prievartą kažkur, paskirti kažkokiai konfesijai, nors aš nesu tik vienai konfesijai priklausanti asmenybė. Bet man viena yra iš labiausiai aš prijaučianti esu labiau iš visų, tai Vaišnavams, Vedams, Krišnaizmui. Tiksliau Vedom, nes Krišna ir Vedas biškutį nėra vien tik tais apie Krišną. Biškutį čia skiriasi. Čia iš viso apie yra senasias dvasinės žinias, kurios yra paliktos labai labai senai ir kur jos tikrai nepasikeitė iki šių dienų ir kur žmonės eidami, studijuodami, eidami, kaip sakant, dvasiniu keliu, visi tuos dalykus išgyvena, kas ėja. Ir čia tose vedose, tose knygose yra pasidalinimai tų žmonių, kurie ėjo dvasiniu keliu ir suvokimas patyrė, suvokė, kas tam tikri dalykai yra. Tai viskas čia apie tai. Ir aš, pavyzdžiui, esu pavargusi nuo tų puolimų nuolatinių. Čia daugiausia, ne tik iš labai įdomi, kad prasidėjo ne tik iš vyrų pusės, kurie jau yra aukštumuose dvasinėse, kaip sakant, tam tikram lygmenį, bet ir iš moterų labai. Tai čia nustebino, mane žiauriai nustebino. Ir susilaukiau iš tokių, kur man pačiai, kaip sakant, aš palaikiau tas moteris ir jas netgi reklamavau ir visą kitą, jom padėjau užaugti, nes buvau užsiemusi kitais reikalais. Tai aš buvau šokiruota ir tą galvoju, ne šiaip mane čia į tą dvasingumą atvedė. Tai ir apskritai iš toj srityje moteris, kurios labai labai daug pasiektų dvasingumo yra labai mažai, lyginant su vyrais, dėl daugumo priežasčių. Ir kurios ten užliptų į pačias aukštumas jų yra vienetai. Aišku, ir vyrų vienetai yra, bet su moterim yra dar kitaip, nes yra ten reikalų su dvasingumo srityse esančiais dvasiniais mokytais vyrais, kurie kartais sustabdo, sulaiko ir net neleidžia judėti. Daug dalykų tenais yra. Ir aš tiesiog, pavargau nuo to. Pavargau nuo tos kovos tokios beprasmės, tampimo tą vieną konfesiją į kitą konfesiją, kai aš būnu ten, kur aš noriu. Ten, kur aš jaučiu, kur turiu būti ir aš būnu ten, kur turiu būti dažniausiai. Bet Vaišnavai, Vedos, man yra artimiausias, kur arčiausiai jau tos realios tos tiesos. Tai pasidalinsiu tuo aš komentaru.
čia tekstas 14, Narados nurodymai Vasudevai. 201 puslapis, jeigu skaitysite tą. Kai tu imiesi prašinėti tai, kas rodos yra atsieta nuo viešpaties, tavo žodžiai įvairių pavydalų, vardu ir sukuriamų pasekmė tik įaudrina ir blaško protą, tarsi vėjas prieglobsčio neturinti laivą. Ir komentaras. Šri Vasudeva parengė visus vedų kūrinius. Juose jis aprašė skirtingus transcendentinio tobulėjimo kelius, karminę veiklą, spekuliatyvųjį pažinimą, mistinių jėgų įugdymą ir pasiaukojimo tarnystę. Ir čia biškutį norėčiau sustoti. Ir čia labai yra svarbu. Nes dvasingumo srityje, netgi dvasingumo srityje žmonės būtent pagal šituos 4, galim sakyti, pasiskirsto kaip lygmenimis, nes ne visi su tuo pačiu ketinimu ateina dvasingumą. Kartais ateina iš gerų ketinimų pačių geriausių, bet einant keliu, patiriant ten tam tikrus gerus dalykus, kaip žinomumą, šlovę kažkokią, pripažinimą, net pinigus būna. Tai žmonės biškutį, paklysta. Tai visko ten būna, tai yra karminė veikla, spekuliatyvusis pažinimas. Tai yra, kai žmonės renka žinias, bet neugdo dvasinių savybių. Mistinių jėgų įugdymas, tai kai užsiima įvairiom dvasiniam praktikom, valdyti savo protą. Ir kaip čia valdyti savo protą taip, kad galėtų paveikti kitus žmonės. Ir dvasinę energiją tam tikrai užauginti per kvėpavimo pratimus, ten kiti ten per seksualinės praktikas, čia apie tantristus daugiausia. Ir šitie yra pavojingiausi. Ir aš su jais susiduriu daugiausia ir jie yra pikčiausi tokie, baisus, šiaip tai baisus būtybės, man negaliu. Aš su jom nuolatos kovoju, puolu manęs, bandai mane pavyko, kad niekaip nepavyksta. Ir pasiaukojimo tarnystė. Va čia yra esmė pasiaukojimo tarnystė, kur labai mažai žmonių iš tą ateina. Ir čia yra esmė viso dvasinio kelio. Ir į tą ateina labai mažai, čia jau mažai. Anticha mažai. Čia yra, iš milijoną tenais, net nežinau, gal iš 10 milijonų vienas. Į šitą ateina. Tai čia tas labai įdomu yra. Ir atitinkama, kada jau žmonės ateina į tą pasiaukojimo tarnystę, jau atitinkamas būna, kaip čia, atitinkama sąmonė, atitinkamas dvasinis lygmuo, jau jie yra brahmanai. Ir brahmanai, va taip va. Jie ne tik jau skaito šventraščius, juos aiškina, bet ir kitus dalykus daro. Tai čia turbūt aišku. Toliau. Be to, įvairiose Puranuose jis rekomendavo garbinti ištisą panteoną pusdievių, kurie turi skirtingus vardus ir pavydalus. Dėl šios priežasties dauguma žmonių visiškai susipainiojo ir nežinojo, kaip sutelkti savo sąmonę į tarnystę viešpačiui. Čia irgi yra labai įdomus tokia mintis, kad kaip ir dabar yra labai daug visokių vairiausių tų kelių dvasinių, jau kaip sakant, to link nušvietimo vedančio, tų mokytojų begalė tenais įvairiausia. Ir žmonės jau nebežino, kas yra kas. Kaip ir kam čia dabar jau čia melstis. Net ir aš kartais būna, kad pasimetu, nes jau galvoju, kam čia iš tikrųjų melstis. Tai tada savai žodžiais tiesioginį mūsų viešpatį ir motiną žemę. Ir tada būna teisingiausias variantas. Tada atkrent visas religijas, visas konfesijas, nieko nebeliek ir tiesioginė malda ryšys su jau visatos, kaip sakant, viešpačiu ir motina žemė, dvasia. Su dvasiam, čia viskas su dvasiam yra. Ir tas galinėjimasis krikščionių, budistų, vaišnavų, ten kas, kaip, man nesuvokiams yra.
tiesiog man nesuvokiams tų konfesijų arba netgi dvasingumo srityje esančių žmonių ten. Gongistų, reikistų, tenais, kvepuotojų, jogistų, ten įvairiausių, žodžiu, ten jau jie tarpusavy visi ten kovoja, tai čia koks dvasingums, joks, joks. Tai nesupranta esmės tada visų tų praktikų ir kam jos reikalingas. Jeigu žmonės dvasingumas ir viens kitam pavydži, tai jisai nedvasingas yra. Jisai nedvasingas, jis imituoja dvasingumą. Jeigu pavydži žmogui arba jaučia konkurenciją, pavyzdžiui, tai čia yra bloga savybė, kuri nuved niekur. Persekiojams. Kaip tu gali konkuruoti? Man buvo toks atvejis, kad mane norėjo nužudyti kai kurie atstovai dvasingumo, kad pas juos gimčiau. Sielą norėjo pavogti. Iki tokią lygį. Tai ir tie žmonės tenais į kažkokį ten centrą turėjo įsteigę visą kitą. Aš kai pamačiau, kas ten vyks, kai kurie dalykai, čia kaip politikoje, žinot, įeini, pamatai, tai čia tas pats. Tai pražilau. Tai kiek reikalų turėjau, vis dar turiu su tais pačiais žmonėm. Jau sakau, atsikniskit jau čia iki tokių dalykų dėja, kad baisu, vos ne jau ten institucijas reikėjo kreiptis. Įsivaizduojat, kaip žmonėm. Tai ir šitie žmonės, jie prie mistinių jėgų ugdymo yra. Jie nieko neturi bendra su pasiaukojimo tarnystė Dievui. Jie neturi tokių savybių, jie net neugda, jie kalba visokias mantras. Ten visokius senus šventraščius, ten susirand kažkokius tenais, studijuoja ten visokius, žodžiu, juodą magiją užsiminiai. Ir iš tikrųjų gali įugdyti tam tikras galias ir, kaip sakant, dvasinę tą energiją ir protą, kad mintimis paveikti žmogų. Ir davaryti jį net iki savižudybės. Tai čia yra labai pavojinga. Tai ir šitoj vietai turbūt, aš čia turbūt pačiu laiku pasirodžiau, nes, nežinau, gal ir ne pačiu laiku jiem, bet labai daug aš puolimo tokio, nes ten atrodo, kad jie mušasi dėl tų žmonių, kur čia neturėtų būti. Keista man, nes kiekvienas mes surandam tuos, kaip čia savo tos žmonės, jie ateina tik pas ką jauči, kas tą turi ateiti. Tu nepriversi kitą žmogus ateiti pas tave, jeigu jisai nenori, nejauči ir neturi pas tave ateiti. O trukdyti kažkaip persekioti, man tai nesuvokiama, žinot. Tas pats kaip į politikai. Kai pasiskelbiau, kad dalyvausiu mero rinkimuose Šiaulių mieste. Ir iš karto vėl pasipylė anoniminiai kažkokie neaiškus skundai dėl komentarų, kuriuos tenais dėl mano pasisakymų, nepasisakymų, net parašymų Facebook'e apie, pavyzdžiui, sporto rūmus, kad aš užprieštaravau dėl to, kad ten žydai nori savo ten pasimti tą pastatą. Tai man yra, kaip sakant, pareiškimas parašytas ir baudžiamoji byla nori man iškelti. Tai čia užteka tik tais komentarą parašyti, paskelbti, kad dalyvausi mero rinkimuose ir prasidėti. Tai dvasingumas irgi tas pats. Tai toliau skaitau. Jie niekaip negali susiorientuoti, koksgi kelias iš tikrųjų veda į savęs pažinimą. Šri Naradadeva kaip tik ir nurodo šį Vasudevos parengtų vedų raštų trūkumą, pabrėždamas, kad rašant viską reikia sieti su aukščiausiu viešpačiu. Iš tikrųjų egzistuoja tik viešpats ir nieko daugiau. Viešpats apsireiškia įvairiomis ekspansijomis. Jis medžio šakniais, jis skrandis kūne. Norint pagirdyti medį, reikia palaisti jo šaknis. Norint, kad kūnas būtų kupinas energijos, reikia pasotinti skrandį. Todėl Šrilai Vyasadevai iš karto reikėjo imtis rašyti Bhagavatam Puraną. Kitos Puranos nereikalingos, nes pas mažiausias nukrypimas į šalį gali sužlugdyti savęs pažinimą. Jeigu viskam sugriauti pakanka net mažiausio nukrypimo, ką jau tada kalbėti apie sąmoningą idėjų neturinčių jokių sąsajų su absoliučia tiesa, Dievo asmeniu.
platinimą. Didžiausia pusdievių garbinimo blogybė ta, kad jį pagimdo atvirai panteistinė pasaulėjautą, kuri turi naikinančių padarinių. Sąlygų atsiradimą daugybė sektų, kurios trukdo įsitvirtinti Bhagavatam principams, o Bhagavatam vienintelė tegali nurodyti teisingą kelią pažinti save kaip amžinai giminingą Dievo asmenį būtybę, pasiaukojimo tarnystę, transcendentinę meilę jam. Čia labai tinka palyginimas apie vėjo gūsių blaškomą laivą. Besiblaškančio proto panteistas negali pasiekti savęs pažinimo tobulumo, nes susiduria sudirgęs ir nemato savęs prieš save aiškaus tikslo. Tai va, tai čia yra irgi įdomus toksai dalykas apie blaškymąsi po įvairias praktikas, kas, mano manimu, nėra blogai, jeigu eini iš širdies vedimo. Iš širdies vedimo. Ir jeigu eini apskritai iš širdies visur, jauti save, tai savęs pažinims yra jaust save. Pirma, atkurti ryšį su savo kūnu, atkurti ryšį su savo sielą ir atkurti ryšį su savo dvasia ir atkurti ryšį su Dievu, su žemės dvasia, su Dievu pačiu. Dvasia, šventa dvasia. Čia viskas yra esmė. Ir žmonės, kurie tą yra pasiekę, jie turi galimybę dalintis tais metodais ir keliais, kurie jie ėjo, ir tais išbandymais, kurie jie praėjo, su kuriais susidūrė. Ir kurių yra labai labai mažai. Labai mažai. Tai aš tikiuosi, kad turėsiu galimybę daugiau pasidalinti šitais dalykais, kaip sakant, daugiau video, nes kodėl tai svarbu? Dėl to, kad žmogus, kuris yra pažinęs save, jis žino labai daug dalykų, labai daug ką suvokia, daug ką jaučia, mato, girdi, ko dauguma žmonių nemato, negirdi, nejaučia esminių dalykų, kurie neturi stuburo, į ką atsiremti, kada yra užpuola išgyvenimai, kažkokie iššūkiai gyvenime. Ir kartais jų ne vienas būna vienu metu. Ir kaip išgyventi, į ką atsiremti ir kaip tuos išbandymus praeiti. Ir kaip realiai išgyventi šitam pasauliu, nes kuo tu eini kažko sieki, kažko nori būti netgi būti tuo, kuo tu esi. Dauguma žmonių turi kovoti štai, kad tuo, kuo tu esi, tuo, kuo tu dalinies, kuo tu gyvsiesi, turi kovoti štai. Dauguma net kovoja už gyvybę, kad gyvenčiau toje žemėje. Čia viskas apie tai yra. Ir kaip, tą jėgą, savo vidinę jėgą auginti. Ir kaip daryti tokius darbus, kur kiti net nesuvokia, kad gali žmogus daryti. Tai daug dalykų yra ir dvasiniu keliu eiti turi kiekvienas žmogus. Dvasiniais dalykais pirma, save pažinti kaip kūną, kaip jis veikia, kaip protas veikia, kaip jo emocijas veikia. Jeigu žmogus nežino, tai jisai yra valdomas visų kitų. Marionetė. Ir jeigu tu nemoki, neatskiri savo minčių nuo kitų minčių, dar netgi tai būna, arba nematai tų mechanizmų, kaip kiti bando netgi paveikti, netgi dvasingumo srityje esantys žmonės, ypatingai dvasingumo srityje esantys žmonės, kurie turim jau sukaupę dvasinės energijos, įugdę minties galią. Tai praktiškai esi vergas. Visada žodžia vergas. Ir čia moteris, ypatingai moteriams,
Nes dvasingumo srity tokių rimtų moterų mažai yra, kurios, sugebėtų atsilaikyti prieš tam tikrus vyrus, kurie tiesiog medžioja moteris. Visą tą žodžio prasme. Ir, padaro save jais moteris kaip čia sielų vergiam, taip, energetiniais donorais. Ir jas įkalina. Tai čia daug įdomių dalykų yra. Tai aš už tai, kad moteris eitų dvasingumo keliu, nes kuo moteris turi stiprybę dvasinę, nes iš prigimties mes esam jautresnės, nuolankesnės, paklusnesnės kaip moteris. Ir dėl to mus labai kažkaip tie vyrai, baisiai mus puola. Turėti per prievartą, per nežinau ką, kažkaip iš vis net nemoku prieiti. Tai man tai iš vis, aš susiduriu su tokiais dalykais, kurių aš iš vis net norėčiau būti viena visada, kuriuos nieks nelįstų. Ir nes man siaubo filmą, keli siaubą tiesiog, bet koks prieims ne pagal moralės normas, man yra siaubą kelintis vaizdai. Taip neturėtų būti, taip neturėtų kažkodėl, nežinau, kodėl tie vyrai taip išmokė, nežinau, kas jas išmokino, kodėl per prievartą, per skausmą, per terorą, per kažkokį, kodėl per gražius dalykus žmonės, moteris ar ten kažkaip tai nevilioja, nesuprantu niekaip, kodėl per tokį žiaurų baisu. Ir visur, ir čia ne tik, tarkim, kad kaip ten suvilioti ar moterį, bet kaip tai kažkur, kad taptum jo tų kažkokių darbų, kaip čia, dalyvė, ar ne? Tai tu gali ir gražiai, kaip sakant, su gera idėja pritraukti žmonių, o kiti yra per prievartą, bando tave tiesiog prievartaudami, gąsdindami vairiais dalykais. Kas susijęs su santykiais, pavyzdžiui, tai vyrai tada savo ten žmonas, pavyzdžiui, dvasinės žmonas, jeigu nėra kartu, tai tada terrorizuoja su visokiom vairiausiam kitokiom moteriam, lygtais kažką padarytų, kažką pakeistų. Man tai šlykšta yra. Aš kai matau, man tai ant tiek šlykšta, aš toliau nainu. Man baisu. Tai tiek gal šitam kartui, nežinau, moteris taip šiaip tai daug eina dvasiniu keliu, o vyram reikėtų dar daugiau, nes jiem daug sunkiau kažkaip yra mylėti, jie net nemoka mylėti. Aš nežinau, ar jie žino, kas tai yra meilė. Atsidavims, pavyzdžiui, tarnystė, net ir pačiam Dievui viešpačiai. Nesusitikus dar tokią vyrą. Nesusitikus, kad neturėtų pavydą, ten tokių seksualinių visokių kažkokių ištvirkimų, kažkokių fantazijų nesveikų, tenais, pavyzdžiui, potraukio moteriam, kas dvasiniam kely, ten iš vis yra antiek, ten rimti dalykai ir nesitvarko žmonės ir įkliūna į tokias pinklės, nesibaigiančius santykius, ten nieko negali daugiau daryti, vien tik apie santykius yra, tai tiesiog Santa Barbara. Tai man tokie žmonės tokia žema lygia, nes nieks daugiau neegzistuoja. Tai, nežinau, negaliu man. Nereikia taip daryti, jeigu iš tikrųjų vedi dvasinius mokymus ir rimtai užsiemi, eini dvasingumo, atsidavęs Dievui, iškėlęs Dievą pirmoje vietai, tai tokių dalykų nereikia. Nereikia savo mokinės kadrinti, kad jos vėl ir vėl eitų. Negaliu man. Aš kaip pamatau, kaip kai kurie žmonės dirba, tai apsivemti galima. Tai tiek tada ir iki kitų kartų.